Ar teko kada nors nusirašinėti? Mūsų laikais, ta prasme, technologijos buvo pažengusios, mes nebenusižinėdavom, mes tas pakeitimus darydavom ir ištraukdavom. Tai čia, ta prasme, apgaudavom dėstytoją, bet tai nebuvo nusirašinėjimas. Labiau studentavot ar studijavot? Irgi gana toks, ta prasme, buvo dalykų, kuriuos labai gerai mokiausi, buvo dalykų, kuriuos galvojau, kad jie ne patys svarbiausi mano gyvenime ir galbūt šiek tiek mažiau mokiausi, bet iš tikrųjų baigiau ten be trejeto. Tais laikais 5 buvo aukščiausias pažymys, bet aš labai daug užsienio veikloje dalyvavau ir buvau vasarą važiuodavau į studentų styginius būrius, tuo metu tokie buvo madingi. Dėl 2 priežasčių buvo labai faina su gera kompanija nuvažiuoti ir ten kažką tai nuveikti gražaus. Antras dalykas, uždirbdavom pinigų ir praktiškai geram būry galėdavau įsidirbti maždaug pusę metų tokio linksmo studentiško gyvenimo. Tai buvo malonus dalykas. Tai ta prasme, aš manau, kad aš studentams skiriau tiek laiko, kiek reikėjo, o visą kitą laiką ir dabartiniams studentams siūlyčiau organizacinius įgūdžius gerinti, ypač kurie yra ekonomistus mokosi arba kitus dalykus. Tokius daugiau su visuomenės dalykai susijusius, kadangi po to tu atsiduri normaliam gyvenimui, kuriam turi jūs panaudoti, ne tik tai žinias, kurias gauni mokslo. Po to jūs studijavote Maskvos Plechanovo institute? Ne, aš nestudijavau, nes aš ten buvau kursuose, mokiausi pusę metų, nes kada Lietuva pradėjo eiti, atkūrė nepriklausomybę, ar prasidėjo tas noras būti nepriklausomos, atsirado realų šansai būti nepriklausomus, prasidėjo tiesiog ne per Maskvą santykiai su užsienio įmonėm, o tiesiai iš Lietuvos, tai tada mūsų ministerija tuometinė baldų nusiuntė mane kaip perspektyvų jauną žmogų, kurie neturėjo kur dėti, kai aš grįžęs buvau iš armijos, į Maskvą, kad pasitobulinčiau ir išmokčiau, kaip ten reikia tuos marketingo, tarptautinio ryšius išmėgti ir kitus dalykus. Tai dėl to man teko pusę metų pabūti Maskvoje. Ir aš manyčiau, kad aš tuo metu buvau visai tokių įdomių mokslų, kurie man paskui gyvenime pravertė. Ar tuo metu Maskva ir Lietuva labai skiriasi jums? O, tai visą laiką skiriasi Maskva ir Lietuva. Ta prasme, jeigu Maskva pirmiausia labai didelis miestas, tai ten kalbėti apie tai, kad Vilniui, pavyzdžiui, iš Antakalnio į centrą atvažiuoti yra toli, tai Maskvoje tą atstumą maždaug čia kaip ranka paduoti, ne? Antras dalykas, pavyzdžiui, tokios nešvaros parduotuvės arba dar kur nors, kada žiemą eini ir ten prisigrūdė visokio purvo ir viso kito parduotuvės grindys tokios nešvarios tuo metu, tai irgi Lietuvoje tokių dalykų nebūdavo, vis tiek buvo tvarkingesnis žmonės. Ir trečias dalykas, aš vis tiek kitas mentalitetas, kitas pasaulis, šiek tiek kitokie žmonės, kitoks jų mąstymo būdas, bet iš kitos pusės tai yra naudinga, pamatai ir supranti, kad ne visi tokie patys, kaip tu kitokie gali būti visiškai žmonės. Kaip manote, ar reikia ką nors keisti Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose ir jeigu reikia, tai ką? Čia iš tikrųjų geriausiai dabar pasakytų patys studentai, nes aš jau labai seniai nestudijavau. Bet aš manau, kad yra keli dalykai. Mokslo kokybė. Tai pirmas reikalas ir mes turim susitarti, kad negali būti labai daug pigaus ir kokybiško mokslo. Tai prasme, visą laiką reikės rinktis, arba tas mokslas bus pakankamai brangus, bet labai kokybiškas, arba jisai bus toks. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kada mes kalbame apie mokslo kokybę, tada apie mokslo kiekybę. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, kaip dabar pagalvoju, neįsivaizduoju, ką visų meninių mokslų, kaip aš sakau, ekonomika, politologija, kokia nors, dar kam mokyti 6 metus. Realiai. Tai viską galima išmokti, aš manyčiau, pavyzdžiui, bakalaurą baigti per 3 metus. Po to žiūrėti jau, ar eiti dirbti, ta prasme, ar dar pabandyti pagalvoti, kad būsi mokslininkas ir dar pasibaigti kokią magistrantūrą. Tai štai vietoj manau, kad jauni žmonės labai daug praranda laiko, mokydamasi per ilgai ir tokiu būdu pas mus ir darbo rinka per ilgai ateina ir sugaišta laiką, kurį galėtų užsiimti savo karjerą. O taip, tai čia nuo jaunimo priklauso. Aš manau, kad dabar, kai visas sienos atsidarė, kada mokslas pasidarė praktiškai mokymas, tai dalis jaunimo išvažiuos paprasčiausiai mokytis kitur, nes jie ten gaus garantistesnius žinias. Bet aš noriu tik priminti ir kitą dalyką, kad kiekviena aukštoji mokykla yra savotiškas klubas. Ta prasme, tie žmonės, su kuriais tu sutikai, su kuriais tu mokysi,
jie paskui lieka visam gyvenimui. Arba draugai, arba pažįstami. Ir labai smagu, kada tu bent kur nueini, susitinkai bendramokslį arba darbininkus. Tai reikia nepamiršti, kad baigiant egzotiškus universitetus, ta prasme, kur mažai lietuvių mokosi, o paskui norim dirbti Lietuvoje, tai bus tam tikrai ir bėda, kadangi tiesiog bus mažai pažįstamų, su kuriais galėtum viską aptarti ir padaryti, o vėliau išgyventi pažįstami paprastai būna jau netokie nuoširdūs.